Tai labas rytas, bičiuliai. Turim jums mėgstamą prekę ir už labai gerą kainą. Hyundai Tucsonas 2017 metų, 1,7 litro, 85 kW dizelinas. Kibuliukas atrodo gražiai, parktronikai priekyje gale. Ratukai tvarkingi, žieminės padangėlės jau. Viskas automobiliu gerai, techniškai automobilis tvarkingas. Einam apsižiūrėsim vidų. Štai toks saloniukas, mėlynas su juodu. Sėdinėlės gražios, lubos tvarkingos. Atlošai priekinių sėdinių tvarkingi, turi truputėlį pabraižymą, bet tai absoliučiai natūralu. Taip, užeikim į priekį. Priekyje viskas elektra, automatiškai užsirenkiantis veidrodėliai. Vairuotojo sėdynė tvarkinga, porankiukas geras, čia viskas taip pat tvarkinga, jokių problemėlių. Mechanas 6 bėgių, važiavimo režimai, įkalnės stabdis, start stopas, parktronikai, kaip sakiau, daiktadėžės, 2 perikurkos, auksas, USB, veikiantis kondicionierius labai gerai, pilnai multifunkcinis gražus vairiukas, autopilotas, autošviesos ir taip toliau. Vidutinės kuro sąnaudos tiek mieste, tiek užmiestyje 6,2 litriukai. Tai čia, sakyčiau, pigiau grybo, bičiuliai. O ridą turime 257 tūkstančius. Rankinis veikia, viskas veikia, magiukas groja, žodžiu, viskas tvarkingai. Akinių dėklas nėra. Jeigu domina toks automobilis už labai gerą kainą, tai rašykite, skambinkite nurodytais kontaktais virš mano galvos. Facebookas arba Instagramas Važiuojam Autobrokeris arba nurodytų telefono numeriu. O šio automobilio kaina, bičiuliai, 9700 eurų. Kaip už 17 metų, sakyčiau, tuksoniukas, baltos spalvos, techniškai pilnai tvarkingas, jokių tepalų nuotekių po kapotu, važiuoklė viskas čiki-piki, nesenai buvo tvarkyta, tarp kitko važiuoklė buvo pakeisti 2 atraminiai guoliai, yra sąskaitos. Tai manau tikrai variantas neblogas. Kas, kaip sakon, ieškot crosoveriuko iki 10 tūkstančių, tai va, prašom jums variantas, skambinkit, rašykit, čiupkit kol yra ir važiuokit namo. Kas dar? Kaip ir viskas, tais pačiais kontaktais susisieksite, jeigu norite, kad ir jūsų automobilį parduotumėm už jūs, greitai, sklandžiai, patikimai ir be jokių absoliučiai rūpesčių, bičiuliai. Ačiū dar kartelį ir susitiksime šiandien dar ne kartą. Iki.